A, kokia graži eglutė. Gražiokas. Labas vakaras, Lietuva. Spėkit, ką darom. Vakaras. Paprašė Hebra atvažiuoti, atvežti matylių ir paprašė džokerio. Seliaus gaudo per naktį. O, Aurimas įmam peikina. Čia geras ledas, o. O, akmenant pataikiu. Akmenynas, matomai. Tai sėdam į mašiną, varom pas Hebrą ir pasitikrinsim porą žeriukų iš vakaro. Porą valandėlių skirsim apsilėkimui. Ir kažkur jau rytoj sėsim. Šiandien pusto kosmosas. Vietom, va, žiūrėkit, pavažiuoju. Nes matot, nei šitų, kur šviesa dingo, nei numerį, nei nieko. Džipas iki pusės, varai su džipu. Tai va, dizelę apsimi baką. O, varom dizelę, nes rytoj palapiniai. Tai va, basta darysim, kad šilta būtų. Tokie reikaliukai. Kastuvo gal, bendrai kam tą kastuvo, ne? Neužblūdysim niekur. Kas ten? Maža ką, ja? Davai gal įsidedam, žiūrėk kaip pusto. Kur yra mažas kastuvas? Kastuvėlis. Pas mane yra. Bet tai palauk, reikia. Ar čia va yra, teisingai? Pasiemsim kastuvą, kas ten žino. Kaip ten sakė, kuo geresnis žipas tu, iš giliau reikia iš toliau į traktorius ieškoti. Tai va, pažiūrėkit kiek va. Mašina pastatyta, va, susibarė, kad turiu 10 minučių. Jau visas apvarytas. O, kastuvėcas. Tik kas ten žino, žinai, reiks gal pakasti. A gal traktorių reikės sudėti? Gal traktorių reiks ištraukti. Gerai, sėdam ir varom. Lempas nuvalyt, kad matytų, ką darom. Sakau, 10 minučių ir mašinos nesimato. Numeris minučių. Apsnigtas konkrečiai. Все, dabar tikrai jau varysiu. Į lempas, į viską. Nu, normaliau kažkaip privaryta. Duoda sniego. Kosmosas. Pasižiūrėkit, kiek mašinų mes sutinkam. Ir panašu, kad kas daugiau žvejai, čia kaime daugiau niekas nevažinėja. Arba čia tie, kur laksto. Čia subarikai, ne? Tai čia tie, kur važinėja per pasnes. Nu kągi. Gal susitiksim stirną kokią čia. Pečių pravalyta, žiūrėk. Jo. Geras. Pažįstamas valo. Jis su traktoriu atvaro, ne? Gražu. Buliuom, kaip apsnigtos šakas. Geras. Liuksas. Kas ten sakė, atsimenu, buvo internete, kur vyjot žiemą iš kiemo, kur jūs ją nuvyjot? Va, kur jie nuvyjo. Kai jau dėjo, tai dėjo. Nu, nieko nėra. Nieko nėra. Nenakvoja niekas. Mes Tai gerai čia, o kitoj duobėj. Važiuojam, pasižiūrėsim. Nė vienos, va, nu, nieks nelikė. Lukštynas, Hebra, galit lėkti. Tuščias. Būsit pirmi. Esnis kelias prasideda. Bet pramaltas, tai reiškia, Hebras buvo nemažai. Kur tau čia šitai pramakaluoti? Kaip įdomiai, nieks nenakvoja, tai nebando nieks per naktį, reiškia. Sniegų čia iššauta tik reikalas. Taigi, nei vieno žiburiuko, bet pamaltas kelias tik reikalas. Įdomu iš po nakties, kiek pripustis, jeigu pustis. Na, matai, kas čia palikęs, jau kas bijojęs važiuoti. Čia kažkas lenktynių buvo. Tai matot. Čia gerai išvarinėta, reiškia buvo daug. Daug Hebros buvo.
tuščia. Nu, rytoj bus 100%. Bet atvažiuot, manau, galima gan pakankamai normaliai. Su 4 varomais. Čia jau panašu, nelabai kažkas važiavo. Traktorius. Palauk, Tiesiai čia- dabar? Jo. Ai, ne. Ar tiesiai? Tiesiai. Lak, navigacinis su pusmyslė Tiesiai. paskydavo. Pasiklydom, nelabai čia mes matomės. Biški kai pripustyta, Savam pasiklydom rajone, savam rajone, kur esam. Viskas užpustyta, atrodo, kelias yra, kelio nėra, nesupranti. Rasim. Gerai, tiesiai, man tik. Nu, tiesiai, jo. Bet su atbėjojo. Bet? Būna. Iš vietos nenori, džipas lipt, šaunu. Čia gerai papustyta. Čia matai, reikia gazą duoti. Sėdam. Gazas dugnas. Nieka, iki apačios. Ir prasimušti. O, Matai, čia niekina nevažiuoja. tai dabar galvokit, ar mes tik išvažiavom. Ogi galima biškį pakelt tą mašiną. Ai, pakelt, o paskui palėtintas ir valam. Yra, bet gal. Tai reikia, tai Davai važiuojam va čia. aplinkui. Ir ten į dešinę. Ir tada iššoksim ten. Jo. Tai pabandyk da prasimušt, kas tam čia pūsti. Neišeisi, da nusileisi kartą. Dabar tai jau turi eiti. O, ir dabar gazą normaliai. Turim eiti. Geras mata! Baigęs kelias. Kur čia naviguoji? Nedaug trūko. Ne, gal nevarim, žiūrėkime. Eik tu savo. Tikrai nieks nevažiavo. Nedaug trūko. Šiaip galim važiuoti ir girdė aplinkui normaliu keliu. Galim. Nebeblūdit. Mušamės į asfaltą ir nebedurniavoji. Nes tikrai traktoriaus reiks. O, ant kitą ežerą atvažiavom ir palapinė šviečia. Vieną matau, kad naktinėja. Reiškiasi viskas okei. Nu, kelias irgi toks. Bet čia, tai Ne tiek išpustyta. ne ten, kaip buvo. Tai ne ten. Nepramušiam pusnės teko kitų kelių važiuoti. Svarbu, kad nesbaigtų kaip Vanagai. Jo, ten ne kas buvo. Nelabai. Bet sniego privarė tik konkrečiai. Visur. Visų medžių apmūžyti. Miške tiek nepripūstė. Geras kelias. Visai gerai. Naktinis režimas. Pasakėlės iš Rūsio. Geras ledas ant balčio. Lukštinė irgi. Pasakysiu, 2 duobės, abidvi prieinamos. Patikrinom, pasižiūrėjom. Privažiavimas prie Lukštino normalus. Tai jeigu kas ruošitės, galit bandyti važiuoti. Viskas visai tvarkingai. Tik tai prie antros duobės, jeigu nuo pievos, tai ten biški labai su žema mašina gal nerizikuočiau. Jeigu pripustės. Matėt irgi su džipu porą vietų. Nepramušėm porą vietų. O dabar atvažiavom ant balčio. Tai to irgi reikia žiūrėti, bet kiek kirtom, tai matėt, čia be šansų, kad iš pirmo karto prakirsti ledas tikrai neblogas. Teismą aplankysim Chebrą. Jie nuėjo, bet jie ten prieš, kai ėjo, sakė, yra takas buvo padarytas, bet dabar matau, kad matomai dabar sustiprėjo stipriai, ne? Ką? Panašu, bet kad tai iš vieno neprakerti, tai kad rytoj tas, žinai, to kelio nebesimatys čia. Bandyk čia kirst, pažiūrėk, šiaip dėl įdomumo. Daug. Ne, tai tu čia ką tai. Klausyk, mes daug prašiau lydekas gaudėm.
Va čia kairiau jo. Nu, eik ir tikrink, žinai, pabiški. Kad nebūtų cirkų. Bet čia labai geras ledas. Eik. Aš net negalvau, kad toks geras. Drąsiai palapinė. Matai, kai kamikazės palapiniai tai yra viena, bet kaip pats statytis tai. Nu, jeigu taip iš vieno karto tu neperakerti, tai o, čia atgal. A čia geras. Reiškia, užpūstė kelią, palauk. Matai, kur eit, ateik čia va. Čia. Va šičia. Ir tiesiai turbūt eita yra. Matai, va daug kad eita. Taip pat tiesiai, raik pabiškį. Čia tik užpūstė pusnį. O, geras ledas. Geras ledas. Geras. Matai, privarė. Va, rogutės, jo, takas, va. Dabar apie taką papasakosim. Kodėl taip yra. Buvo ledo trūkis. Ir kai ledas trūko, šitoj vietoj yra storis ledo 10-12 cm. Jis yra storis. O šonuose gali būti ir 5, ir 4, matėte, iš karto dūrė kiaurai. Tai vat, turėkit omeny, kad jeigu pamatėt palapinę, tai nelėkit akių išdegę, kai išprotėja, kad tikrai jau vat, užlipsim ir kad nebūtų paskui nelaimė. Pasidomėt geriau, būtinai peikieną ir nekvailiokit. Tai va. Čia yra takai, ledas trūko, to vietoj sustorėjo, užtraukė ir laiko. Palapinaitė, viskas čikė ir ledas storas. Ledas. Nu, Bet aš sakau, reikia Bet nereik kvailiot, suprant, su tuo ledu. Reikia žinot. 13 gal kažkas. Bus. Nu, matai. Jeigu žiokaras, mėšlas, grynas, būtinai pasiėmė. O kas jam? Sulytis, krekenas kažkoks tai. Nu, teniškiai, kodėl tokį džokerį pardavinėjate? Selio. Bet žiūrėk ir mažyčių yra poras. Yra Mažyti daug. Keista. Nebūdavo tokių. Nu, geras. Nei žvyno, nei dagos vyriukam. Nu, kur mes atėjom? Bet žiūrėk, atėjom, jau beveik nesimoto, kur mes atėjom. Nu, realiai, nueisim į mašiną, dar kartą pakartosim, kad čia labai atsargiai reikia eiti ir nedurniuoti. Sakė, žiūrėk, būtų be peikenas. Nu, tik įlūš. O dar sniego šitiek užvarys, tai vėl žinai paspaus ledą. Važiuok, ten paėjai biškį pest ir kapėt. Čia matas eita. Čia tai matas eita. Čia gerai. Čia gerai. O, ir šonant kiaurai. Tai įsivaizduok, tik tai takas yra atėjimo. O jeigu jį užpustis, sugalvojam padaryti taip. Pažymėsim kelią vis dėlto. Nežiauriai pusto. Jeigu kažkas rytoj sugalvosit atvažiuoti, kad nebūtų paskui nesąmonių. Įsmeigsim ant kelio, kur tikrai geras ledas po šakutę. Va. Eidamas agulės, ne? Jo, kiškir. Va. Va taip, va. Pažymėsim. Ir visur, va tai va, sužymėsim, kad neužpustytų ir matysis, kur eiti, nes čia per naktį, kai pavarys sniego, tai patikėkit manim, kelio nebesimatys. O šakutę įkišam ir jinai tikrai matysis. Ir va tai va, nuo šakutės, link šakutės, turėsit hebrytę orientyrą, kur tikrai storas ledas. Žinokit, kur sužymėjom, tai yra 10 ir virš. Labai geras ledas.
Bet todėl, kad čia buvo kažkada trūkis, dar pasikartosiu ir čia gerai užšal. Ir po šakutę Aurim sudės, kad nedurniuotumėt. Saugokit save. Va taip šakutėm kelias sužymėtas. Pasieva labai klaidinga. Jo, posakis toks gaunasi ir gali išgrybint. Aptikrinam 2 ežeriokus, matėt kokius. Lukštynas ir Baltis ir rezumė, kad ant Lukštyno privažiuosit. Tik aukštės. Mašinas matosi, kad sugesnis ledas. Jo, ir ledas tikrai viskas okei, kiek žinom, viskas gerai. Kas liečia Baltį, sudėjom takui šakutes, jeigu kažkas ateidinėsit, bet sakau, užšalus, tik tai ta vieta, kur buvo trūkis. Šone paini, patys matėt, iš vieno prakertį, tai taip, kad drąsiai nevarinėt atsargiai. O ten, kur trūkis ledas kosmosas, kur tau virš 10, 12, nu ten, ojei, ten drąsiai palapinę statyti, žuvauti ir viskas tvarkoja. O šakutę sudėjom, nes pusto, įsivaizduokit, mes kol nuėjom, kiek mes pakalbėjom, 10 minučių, grįžtam jau nebėra kelio, jau biški, tik tai matas pėdutės. Sustatėm šakutės, kad matytusim. Tai va, tai tokios tukelės. Dabar varom dizelio, kad zabastai prisipilt. Ir rytoj tikrai bandysim žvejoti. Kaip seksis bus matyti, kebra matėt pagavę. Keletą seliavų. Kas keista, kad visokių. Aš pirmą kartą pamačiau. Mažesnių kažkokių. Geras. Nu, iš kitos pusės reikia džiaugtis, reiškiasi ežere. Viskas puiku, ekosistema, reiškia viskas čikiai piekia. Žuvys veisėsi ir jos tikrai yra daug. Tai va. Liuks. Keliai tokie, vienu žodžiu. Nuvažiuoji ir jau grįžti. Vėl kai naujų kelių grįžti. Pusto konkrečiai. Dabar sakysim, ate, čia iki sekančių kartų ir matysim kitoj žvejyboj. Dar čia buvom kažkada, pamiršau pasakyti, buvom su Aurimu nuliekę iki porą ežeriukų su spiningėlis. Ten pagavom porą ešeriokų, lydekaitę. Kaip ten viskas buvo, pamatysit neužilgo kažkuriam video.